Labas rytas, kaimo žmonės. Sveiki, sveiki, su jumis kaip visada pasaka negyvenims. Šiandien 6 diena ir leidžiamės į nuotykius. Rasoj kamera nuo šalčio. Išsikrovė visas batarkės nuo šalčio. Žiauriai buvo šalta, bet bus tik šalčiau, žodžiu. Patys matėt, kas už langą dedas. Rimti kalniukai jau. Ruošiamės, puošiamės, tvarkomės daiktus, pusryčiaujam ir skutam. Šiandien biškiai anksčiau išeinam, nes žygis nusimato daug ilgesnis. Rimts, tai išėsim ar atlaikysim. Davai, judam. Kambariuks va jau paruošts beveik. Tualete vanduo užšalęs, va, tiek tebėgt, jau po biškį atsigaun. Gal saulikė pakils, atsigaus. Labas rytas dar kartą. Opa. Gražu, ką aš galiu pasakyti. Tik tiek. Rytą pradėti su tokiais vaizdeliais. Wow. Ir ar aš galiu skųstis? Jokių šansų, jokių. Dėkingums yra va, maksimum, ant kiek aš esu patenkins savo gyvenimu ir kas čia vyks jame. Good morning. Visi iš karto pečio apstoja, reik laukti ugnies. Tuoj šils, tuoj. Ryčiukai prasideda, kavukė, ašikė, pečius ir aišku, belia koks vaizdelis. Nu ką, už tą 6 dieną, už sklandumus, kad išliktume gyvi, bet kad būtų ekstremalių situacijų. Skanaus. Garai įein kaip visada. Nežinau, kiek naktį buvo. Tikrai daugiau negu -8. Bet jautės visai šilta po kaldrom. Kraniukai jau šalė. O. Stalaktitai jau susiformavę. Visi vandeniuką užsivirina, biškiai apsiprausi. Wow. Hello. Čia mūsų savininkai viešbučiai, kurie mums padėjo labai skaniai pavalgydina, labai gerai šmigdė. Tobula. Viskas, atsisveikinam su šituo kaimuku, varom į žygį. Šiandien jau bus ištraukta sunkioji artilerija, girdėt. Žiūrėsim. Ant kelio mums tos bulius, bijau, praleis mumis ar nepraleis. Nu, ai. Net nepajudėjo geziuks. Šiandien labai sunku žygis. Nusimato apie 9 valandas. Ir žiaurus pumpavimsi viršų. Pirmas 3-4. Ir jau reik nusiteikinėti. Gerai. Reik biški hardcore. Nesveikai. Judam. Čia liktais. Biški painiai čia tarp tų nameliukų.
Neaišku, kur. Viskas užšalė. Smilkalus užuodžiu. Rytiniai ritualiukai. Su tokiais vaizdeliais rytą išjudam. Wow. Užsiekliai. Saulutė. Tuo išeisim ant saulutės, biški šilčiau bus. Galėsim iš vieną sluoksnį iššokti. Visada įdomu, kas už pasukiuką. Ogi dar vienas slėnis. Ant saulutės jau daro šilta. Tuo iššoksim iš vieną sluoksnį. Ramybė nuo ryto. Tokiu miškiuku einam. Pasaka. Visur kalnai, aišku, horizontuose. Kažkada turėtų prasidėti pumpavimas. Sakė, kad kažkur 4 valandas be sustojimo bus kilims. Jau emotiškai nusiteikinėjau. Matos apačiuoju žalis toks ežers. Vanduo tokia skaidrumą. Eilinė dienos problema ir šalta ir karšta tuo pačiu metu. Tikiuosi greit išlysim ant saulutės. Prieinam kažkokį vėl altoriuką. Pumpuosim dabar. Į viršų greičiausiai. Mums reikia į šitą kaimuką. Let's fucking go. Tolumoj matom pirmą šiandienos tiltuką. O, žiūrėkit, tolumoj matom netgi ir haikerius. Jau pumpuoj, nuo ryto, jau pumpuoj. Kelintą pala šiandien dieną. 6 dieną. Pirms tiltuks. Okei. Važiuojam. Vaizdeliai tokie. Bam! Bam! Negaliu atsigrožėti. Oi, jau ir ten tolumoj matos kalnai. Nesveik šaltis, bet tai netrukdo mėgautis. Kažkas nerealaus, žinokit, kažkas nerealaus. Kiek suprantu, pumpuosim dabar į viršų. Va, į šitą kalną, kažkokią šventyklą. Ar prie kažkokį altoriuką, žodžiu. Nepaliečiam labai svarbios vietos. Nemažai, aišku, mes jau tų šventyklėlių matėm. Bet būtų gėda neaplankyti, jeigu kažkom čia svarbi. Religiškai, kultūriškai nepaliečiam ir mum beveik pakeliui, tai reikia aplankyti. Bet kaina to yra žiaurus užpumpavims. Galėjom šiandien pasirinkti ar eit 4 valandas ar 9. Spėkit, kurį variantą pasirinkom. Agne joks nekenčia manęs už tai. Žiauru tiesiog. One eternity later. Prieš kokį 15 minučių buvom ant to tiltuko. Tokia koma. Bet manau, kai užlipsim, spėju ten. Toks vaizdelis atsivers.
Aišku, iki to dar pumpuoti ir pumpuoti, bet motivacija yra. Nieks manęs nevertė to daryti. Darau visą tai savo noru. Jūs čia atvariai, nėra ko kaltinti. Kažkokį ženklą dėjom. Čia kaimuks, iki kurio mes einam. Teks dar pumpuoti ir pumpuoti, manau. Bet vaizdeliai tokie aplinkui, sakau, neturiu komentarų. Biškį elektrolitų užsitaisęs. Kadangi Agnė atsilieka kokiu pusvalanduku, tai palieku žymės, kur neiti. Kiekvienoj sankryžoj ir kur aš einu, kad nepasiklystume. Biškį skirias mūsų ėjimo ritmai. Negaliu aš labai lėtai eiti, o ji negali labai greitai eiti. Tai einam abu savo ritmais ir susitinkam, pusvalanduką, kažkiek laiką, žodžiu. Atsigeriam vandeniuką ir vėl judam. Kalns žudiks. Kojykiam ragas. O dar tik pirmas ruožas. Einam nepilnai 2 valandas. O jau koma. Šits ruožas žudiks. Agnė pumpuoj. Atrodo šalia, bet ten atsilieka kokį 15 minučių. Varom toliau. Mažiukai. Nereaguoji. Išvis. Viskas, jau nebetoli. Dar porą 100 metrų ir damušim kažkurį ruožą. Mažiukai. Nenori, kad ulastyčiau. Manau, kad ten reiks vyniuoti toliau. Atvarėm į tą kaimuką. 3607 metrų. Let's go. Koks vėjas. Wow. Toks vaizdelis. Ir yra kur helikopterių nusileisti, jeigu reiktų kažką gelbėti. Už poros dienų mes norėjome eiti į tokį ežerą, Tiličio Lake, vienas aukščiausių ežerų pasauly, bet sakė, kad teko evakuoti prieš kelias dienas dėl sniego griūties, tai va, žiūrėsim, ar be pavyks mums iki jo nuvaryti. Biški baisoka tokius išgirsti, bet tokia realybė, ką? Pasaka. Mažiuk. Nedraugausim. Matau, kad nelabai patenkins. Šventiklikė tokiam aukšti. Tobula. Kaimuks. 3,7 km aukšti. Varom arbatėlės. Vietinis toks nameliuks. Šalta, nesveikai. Hello. Can I have some hot water? Water. Namaste. You can. Yes.
How much we pay for this? 1 cup 50 rupees. So this 150? Yeah. Okay. Piknikiuks. Čilinam, ilsinam kojikės. Eilinį kartą keliam tostus už kelintą dieną, 6 dieną. Už nuotykius. Važiuojam. Ką prisiminiau? Skrebių turim dar. Kaip jau užkrimtimą. Dasivijom netgi žmonės, kuriuos rytą sutikom, nežinau, tuoli. Antrą dieną juos jau matom. Manau, netgi aplenksim šitos. Hello? Pailsėjom, skrendam toliau, 2 valandas iki kitą kaimą. Namastai. Okei. Vandeniukai užšalęs, bet sūlykė pakilo, tai jau pradėjo bėgti. Tuneliukais tokiais per kaimuką spurdam. Kokie senoviniai vartai į dangų, girdit. O, vos laikos, rizikuojam praeit. Taip viduje išpiešta. Kur čia mes išeisim? Eiktų, jau matau, kaip nėra galo mūsų ėjimui. Įdomu, kas už tuo kampą vėl bus. Kai jau mes čia suslikai tuose kalnuose. Išvis. Akmeniuk, sakau, dar viens papildoms. Nieka išvis nereikšmingi. Pagaliau radau, su kuo susikalbėti bendrą kalbą, su kalnų ožiais. Kažkur va sau spraiga po kalnus. Prieš gerą pusvalanduką buvom tam kaimiukė, čilinom. Toks jau pirskis atrodo jisai dabar. Dulkių kamuoliai. Kaip tokiais reikia judėti. Sunku net kvėpuoti. Gal užsisuksim už kampiuką, sumažės vėjas ir dulkių, nes dabar ragas. What the fuck? Bejuks kokia žiauruma. Gerai, kad į nugarą, į šoną. Eisim va, be galo kaip visada. Nesiskundžiu, mėgaujuos aš čia kiekvieną to savo žingsniukų, kiekvieną to savo kančią. Tuopla. 4 kilometrų aukštis beveik. Rytą buvom ten, va, tolumoj, Pisangė. Žiaurus vėjas. Biškį pasislėpiam nuo vėjuką.
Iš karto geriau, nes žiaurus vėjuks, žiauriai šaltas, žvarbus, tiesiog ledynuosis, ausis. Bus ką atlaikyti, čia dar tik 3 kilometrai, tai kas bus bus ką atlaikyti, tai kas bus 4-5 kilometrų aukštį. Bet gerai, turim laiką aklimatizuotis, turim laiką priprasti. Gers čia buvo sprendimas, kai eiti peškom visą tą kelią, nevažiuoti iki artimesnį kažkokie, žinot, punktą, nes čia tik važiuoju su mašinom, su džipais. Tuopul. Nesenai nulinka mano lasdelė, teka tiesiog nusipjauti ją. Vėl teks įveikti maršrutą su skirtingom. Jaučiasi iš karto, kad nebegali pasitikėti. 5 dienas jau be lasdelių, nes vaikų žaidimai čia iš vis. Bet šiandien galvoju, išsitrauksiu. Išsitraukiau 2 valandas, pys sulūžo. Priartėjom kažkokį viewpointą. Ragai, jaka, žiaurus. Vėjuks, koks žiaurumą. Kažkokie šventiklikė, altoriuks. Pragesęs. Kaip kitą planetą, hebra, atrodo. Nesakykit. Ten tolumoj. What the fuck. Biški tokiais. One minute later. Paveš mumis iki kažkur. What the hell? Sustoja traktorių. Šokęs. What? Today we go stay here. Today we stay in Manang. And you, where you go? Today Manang. You will smoke here? No, I don't smoke. You can. Okay, no problem. Where are you from? Lithuania. Lithuania? Yes. Kaip tai pagirdė, judu su traktoriu. Čia tokia atrakcija, kad what the hell. Jeigu mirsim, tai mirsim. Laimingai, žinoti. Va, čia yra atvarom. Kaip tai čia nulis iš vis. Matau ženklą. Na, wow, 3657. Pasirodo, mumis paveš iki pačią Manangą, kur būtume dar ėję 4 valandas, nuveš mumis per 30 minučių ar 40. Primeskit. Wow. Diskusija vyksta. What the hell? Mumis čia va palės. Op. Opa. Thank you very much.
Mūsų transporto priemonė pastatyta. 20 minučių iki kaimo belika. Beveik davežė mumis, primeskit, sutaupėm biškį kojikių. Aišku, vaizdų atžvilgių nemažai praleidom, nes nerealūs vaizdai buvo, bet ką, bus dar tų vaizdų. Nato Sanapurna 4, man atrodo. Vau, čia jau kalniukai žiaurus, jau apsniegyje, bledyje. Tuoj varysim. Kiek suprantu, jau medžiai, miškai, džiunglės baigės. Prasideda vien tik tais uolas, kalnai, ledai ir sniegai. Oi, 20 minučių dar liko eiti. Vau, čia tai buvo raids. Ten saugumą tai nulis. Aš neįsivaizduoju, kaip jis vairuoja, kaip jiem užtenka kantrybės vairuoti tokiais keliais. Tai purta, kad what the fuck. Jaka galva kaba. Bokštelis. Reikia išpaišyti. Kadangi daug anksčiau atvarėm, negu tikėjomės ir negu turėjom atvaryti, tai manau, kad nusimėsim daiktus į viešbutį ir galėsim dar varyti pahaikinti iki kažkokią ežeriuką. Reikia pumpuoti kojikės, negalim čia taip leisti atsipalaiduoti. Visgi, kuo aukščiau kylam, tuo rimtesnį žygį. Važiuojam. Agnė, jaučiu, kai manęs nemėgst. Vau, mano tie keliukų trumpinimai, arba kad jau baigiam ateiti, visas tuos frazės jaučiu jau... Wow. Tadam! Oficialiai esam Manangė. Bababam. Manang 3540. Čia šiandien ir apsistuosi. Vakar prie laužo vien šerpa gids rekomendavo viešbutį. Tai varysim į tą viešbutį, nes šiandien susitiksim vakare vėl su jais. Tai smagiai visai buvo pasidėti prie laužiuką, prie krosnės. Tai tikėkime spės hebra daiti. Hotel Yeti. Greičiausiai čia šits ir bus. 25 metai patirties. Varom iš apžiūrėti. O sniego žmogus toks. Tikėkime, pavyks sutikti. Gal čia? Gal dar aukščiau. Sakė, kad pačiam aukščiausiam aukšte. Viešbutis, restoraniuks. Hello, namaste. Namaste, sir. Enjoy your food, guys. We came here for a room for a night. Yes, we have been there. Okay. Toks jaukus restoraniuks, medinis visas, geras vaibelis. Jau iškart matau, kad prie krosnės čia visi sėdėsim. Garbės lenta. Vaizdeliai, kalnus visur, žiauriniai. Pažiūrėti, viršus, koks čia vaizdelė. Va, yra laiptukai. I love Yeti. Pažiūrėsim, kas gera ant stogo. Reikia eksplorinti vietinės viečiukės. Belekas. Kaip ir visur, sakė, turi karštą dušą, internetą, bet kol kas ne visur turėjom.
aprodė visus kambariukus ir išsirinkom šitą. O, šviesus. Svarbu yra kaldrikės, pagalvikės, tapkės matau, langai kas gerai, biški prišildi saulė. Aišku, dar svarbu dušiuks. Oi, kaip tvarkingai, oi, kaip tvarkingai. Sveiki. Oi, va čia tai dienelė. Va čia tai dienelė. Pusę dienos realiai sutaupėm. Pačytinom, galim sakyti taip. Bet nuotykis buvo žiauris to traktoriu, tai užskaitau va. Ok, biški pačilinam. Reiks judėti toliau. Nusimetėm daiktus, dabar be kuprinikės toks. Varom iki kažkokį ežeriuką. Neaišku, kiek čia, bet netoli, žodžiu. Einam, pažiūrėsim, kas gera. Paeksplorinsim kaimuką biški. Nueisim iki ežerą. Pažiūrėsim, kas gera. Ir daugiau ilsėtis, čilintis. Reik biški paanalizuoti žemėlapį. Kaip čia ką daryti. Nusimata čia biški pokyčių. Nuotykių, adrenaliną gali netgi. Tai reik viską išsiaiškinti šiandien. Aka, checkpost. Vėl reiks eit prisitukinti su savo pasais ir leidimais. Punkts, į kurį ateinam prisiduoti. Namaste. Namaste. Hello, namaste. We came. Our permits. Where are you going tomorrow? Tilicha base camp. Tilicha base camp. How long to walk to Tilicha base camp? 6 or 7 hours. Okay. Mes esame dabar Manangė ir mūsų tikras planas turėjo būti eiti čia, bet dabar nusuksim, varysim į Tiličio ežerą ir tada kažkaip grįšim. Išėjom iš to punktą, davė mūsų leidimus, bandžiau klausinėti juos apie mūsų žygį, Gezė niek angliškai nešnekėja, o bet kokią klaidą tokiom aukštį jau čia gali mum gyvybę kainuoti. Wow, labai nepatikimai čia viskas nuskambėjo iš jos lūpų, Gezė visą laiką tiesiog taip. Ai. Namaste. We go to Gangapurna Lake. That way. Thank you very much. Kažkur mums ten reiks eit prie to ežero, veln žino. Kaip kita planeta visiškai. Kartuojos ir kartuojos. Jau nebežinau, kažkelint šiandienos tiltuks. Sveikai. Vaizdeliai į vieną pusę, į kitą pusę. Suprantu, dabar kilsim į viršų. Žiauriai šalta, žiaurus vėjas, leidžiamės į apačią. Eisim gal prie pačią ežerą. Čia jau nebėra tiksla bereikalingai pumpuoti. Tadam! Gangapurna, ežeriuks.
Kaip gražiai atrodo. Kažkoks rats. Čia jau mamos tai bairė. Ir ilgai lauktas, nesulauktas ežeras. Eit, užšalęs, primeskit, užledėjęs. Bandom. O, siaubas, siaubas. Eiktų, eiktų. Ant ledą aš esu, primeskit. Beveik 4 kilų aukštį. Pasidžiaugėme ežeriuku, biški baisu lipt, kadangi ne vietiniai esam, nežinom, ant kiek čia jis yra užšalęs. Tai biški pavaikščiojom, biški pamėtėm akmeniukų. Nice, o dabar varom atgal į miestelį, reik praustis po dušiukų, tikėkimės, kad yra šilts vanduo. Praustis, krautis, laukiam draugelių, ilsėtis, valgyti ir naują dieną. Reikia išsiaiškinti, ką iki galo rytoj darysim, nes pasikeitė plans. Ir varom į Tiličio leik greičiausiai, jeigu viskas pagal planą. Tai čia reiks kilometrą beveik į viršų pakilti ir pamatysim ne tokį ežerą kaip šitą va dabar, o tokį mėlyną ir viens aukščiausių ežerų pasaulyje, tai būtų gėda neaplankyti. Nusiprausiau po dušiukų, buvo šilts vanduo. Yes! Vėl dabar kaip naujas. Biški pačilinam, pagulim, viską pasikraunam, eisim valgyti. Tobula po kaldrą. Visas kaldras vėl šią naktį teks susidėti. Sunku netgi mieguoti, nes jos taip prispaudžia. Jau gan jau sunkiai, įsivaizduokit, vieną kaldrą, antrą kaldrą, tada plets, tada 2 miegmaišiai, sakau, taip prispaudž kaip blins. Užledysim šią naktį, visko gali būti. Nice. Labai patinka iš tikrųjų, žiauriai smagu, nuo rytojaus prasideda jau biški ekstremalesnį žygį, biški aukščiau ir sniegai jau gali prasidėti, ledai visokie, duok dievė, ką pavyktų. Viskas užkūrė ugnikį, atvarėm čilinti. Tobula. Manau, kad neužilga pradės chebra rinktis. Bus biški smagiau, užsisakėm valgyti, tai tuoj. Nekantrauju, jų alkans belia kaip. Ten kaip jaukiai. Irgi kruosnis. Nice. Mini altoriuks. Anapurna 4. Ten jau tolumojau Anapurna 2, gal jau praėjom. Po biški pumpuojam. 6 dieną šiandien. Nemažai jau įveikėm, realiai pusę kelią. Bet tik nuo dabar prasidės sunkumai ir tikrieji išbandymai. Tai ir bijau biški ir nekantrauju, aišku. Žiauriai šalta. Bliūds garuoj. Tuoj gersim arbačikės. Ilgai laukta akimirka. Vietinis marmaus kažkoks. Visokių čia karių, kažkokių žolikių, bulkų, 2 morkas labai juokingai ir irgi toks kažkoks labai juokingai. Žodžiu, banuojam, kanaus, ragaujam. Tuoj. Troškinuks ir baisiai esu išalkęs, baisiai. Saugiai pasiekta ir įveikta 6 dienikė aukštai ir tostai. Tolumoj mato saulėlydis kalnuose. Geriausia, ką jau galim gauti šiandien. Papildim sesijas, please, thank you. Bairis su šituo patiekalu,
kažkodėl, kad kai suvalgai, tu gali paprašyti dar už tą pačią kainą. Tai čia realiai kiek nori gali valgyti. Keista kažkaip, kaip visada lėkštikės ištuštintas, dabar beliek tik čilinti. Žiauriai buvo pripucinta, už manęs laužiuks, kruosnis, tai va, grįžo hebra, sėsim prie laužo, kažką kikensim, eisim ilsėtis ir to ilgą dieną. O, vaikur ta vėl. Arba čikė važiuoju non-stop. Kokį jau 10 puodelį jau viniuoju. Vakars taip atrodo. Gražiai, gražiai. Bet visiška tamsa ir visiškas šaltis po visų tuo slypi. O, žiūrėk, dar kažkokie laiptukai, varom pažiūrėt. Gal matysim miesto panoramą naktinę. Ui, koks šaltis, what the fuck. Nu, nelabai matos. Nelabai. Tik nesveikas kalnų viršūnės. Jaučiu jum nesimatys. Ir aišku, pats pons Menuliauskis. Manau, kad šiandien viskas, bet kuriuo atveju tamsu. Tai varu pasocializuoti, pasėdėti prie kruosnės. Ir ką, rytoj sunkiai vėl dienikė. Rytoj jau kilsim virš 4 kilų. Bus reikalų. Taip kad ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu jau dabar dar matėt iki tiek, tai davai laikai, šerai, komentarai. Ten bet ką. Ir susitiksim kitą dieną. Davai, laikykitės, kaimiečiai.